Vis dėlto reketininkams pakluso ne visi, nors ir retai, tačiau pasitaikydavo drąsių žmonių, kurie išdrįsdavo pasiųsti banditus velniop. Vienas jų per 96-ųjų kūčias visoje Lietuvoje žaibiškai išgarsėjęs Rimantas Okuličius. Jis savo parduotuvėje Svainyje sušaudė 4 jį reketavusius banditus, o dar 4 sunkiai sužeidė. Viename iš retų interviu netrukus po Svainijos skerdinių jis pasakojo, kad tuomet Panevėžyje duoklės gangsteriams mokėjo visi. Verslininkai patys pasakė. Sako, prieš tai, sako, buvo atvažiavę ir pas mane, sako, irgi lygiai tas pats atvejis. Pas kitą irgi verslininkai irgi buvo nuvažiavę, kaip sakant, anksčiau irgi tenais spaudė, reketavo, buvo uždarę į Rūsį, kelias paras laikė, irgi Tuzas. Tai irgi žmogus traumą iki šiol jaučia. Tai va, ir po to atvažiavo pas mane. Rimantą Okuličių užplūdo jį palaikančių ir jo poelgių besižavinčių žmonių laiškai. Buvo siūloma reketininkams nepaklususi verslininką apdovanoti medaliu, vienas dienraštis jį išrinko savaitės, po to mėnesio žmogumi, o vietinė radijo stotis metų žmogumi. Tačiau buvo ir tokių, kurie duoklę banditams mokėdavo net ir neraginami.